Gyveno senelis ir senelė, ir dukrelė turėjo aguonėlę. Juoda, kaip aguonėlė. Mama sako tėvui, nunešk į šulinį, jį išbals. Nunešė tėvas ir leido į šulinį. Tada mama lašinių pripjaustė, nunešė prie šulinio ir sako, aguona, dukra aguona, iškišk rankelę. Ar jau balta? Aguonėlė iškišo rankelę, mama sako, dar bubu, dar juoda, bet kai ateis kas šauks, tai nekišk rankelę. O vilkas tai girdėjo, nuėjo jis prie šulinio ir drūtai, aguona, dukra aguona, iškišk rankelę. Ar jau balta? Aguona neiškišo rankelės. Tai vilkui sarmata, kad aguona rankelės neiškišo. Tada vilkas nuėjo į kalvį. Kalvi, paklok man liežuvį, aš tau užmokėsiu. Kalvis sako, na, dėk ant priekalo. Kalvis kujeliu liežuvį suploja. Tada kalvis sako, na, tai mokėk. Vilkas kalviui vieną koją kilst, kapeika ir užmokėjo. Tada vilkas nuėjo prie šulinio ir jau plonai. Aguona, dukra aguona, iškišk rankelę. Ar jau balta? Iškišo aguonėlį rankelę. Vilkas kapt už rankelės ir nusinešė į mišką. Mama nebeturi dukros. Atsigulė jį ant suolo ir numirė. Tada paprašė vilką ir aguonėlę į pakasinas. O vilkas rauda. Uošvelė trubelė, kaip girnų puselė, kliūkšt. Ten daugiau svečių buvo. Tai iškasė pastalyje duobę, pasodino ir vilką valgyti. Tada svečiai sako, žmonių žemė, tik pasitrauk, žmonių žemė, tik pasitrauk. Vilkas traukėsi ir į duobę įlėkė. Tada mama pasikėlė nuo suolo ir su kačerka užmušė vilką. Liko jai aguonėlė.
aš pametėjau lauksalio raktelius. Oi, martelą, oi, uogelą mano, kam nužudei tu brolalį mano, kam nužudei tu brolalį mano. Vieną ketvirtadienio vakarą šeimininkė išėjo skalbti vystyklų. O kitą ketvirtadienio vakarą, kai saulė nusileido, pradėjo laumę skalbti, kad buvo vokų klausyti. Ir taip paskui būdavo kiekvieną ketvirtadienio vakarą, ir antrą, ir trečią tas pats. Po ilgo laiko vienas senas žmogus jos pamokino, kad nusivytų iš plaušų botagą, nueitų prie to liepto ir išvaikytų tas laumes. Ta šeimininkė turėjo brolį Jakamą, jis buvo labai drąsus karys. Kai kitą ketvirtadienio vakarą išgirdo laumę skalbant, tai pasiėmė botagą ir patraukė link liepto. Priėjęs pamatė tik 3 kultuves. Tai jis jas ėmė ir parsinešė namo. Ta vakarą buvo tylu, kitą ketvirtadienį irgi nieko. Bet kai Jakamas kamarui atsigulė, tai prie jo kamaras ėmė šaukti. Jakame. Jakame. Jau daugiau nebeskalbsi. Jakamas pasigailėjo ir nunešė atgal kultuvėles ant liepto. Tuojau laumes jas atsiėmė ir nuo to laiko jau nebeskalbė. Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėra vaistų. Ajaja, ojojojoj, hei, 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 nai, 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 nai.
Nuėjau pas būrėją, sako, kortas man išmesk. Pasakyk man, mano fėja, ką mylėti ir ko nekęst. Ta išbūrė ją ant pirštų, sako, popieriai prasti, bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti gali. Ai, 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 kaip tik kitaip ir yra. Oi, 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 oi.